dabar bus į dešinę Polės gatvę, tai dar prieš perėją rodyk posūkį dabar ir dar prisirikiuojam prieš perėją. Vas nelenda į tarpelį, darom biškį tarpinę, o čia tada telpam, tada patikrinam, kodėl jis čia važiuoja gerai, nes tegu dega dešininis, ten tokios mergaitės pačios daro nuo pusėje, bet ten galima posūkį, čia, o taip, ir čia su pirmai praleisim, tuos žmonės praleisim. Ir judam po biškį apsidairydamas, kad nebūtų, taip pat kaip galvą pasukinėk normaliai. Tiesiai važiuosim iki galo, ten galės stopas bus į Limono kalną sudėsim. Bet čia matom tokia pagrindinių posūkį reikia, jo, jis toks dideliuose tos nėra toks labai, bet jie aiškiau būtų. Čia dar žiūrėsim jau. Šiek leidžiam čia irgi žiūrėti, kažkas stiploka dalykai. Išjungiam, turbūt nes jis ilgai nešokama, tai po didelio spindulio, tai jisai neatšoka. Čia internatai, vaikų darželiai, todėl bus 3 tie kalniukai, tai su antra gal kalniukus paprastai mes pervažiuojam. Suleista, jo, gerai. Ir ten ties tą perė vėl 2 bus tie kalniukai, kad vaikučių nenutrenkt. Čia dar dujas vedė, tai tokia truputį biški, bet mes atleidę gazą taip. Gerai. Čia, žinai, per daug negalim, žinai, išvažiuoti kiti per tuos vos negu jūs išvažiuojate. Ir dešiniau nusileisim, tai čia nori posūkio, nes galima tiesiai, galima į kairę, bet čia gal antra patikrink kokis kalnas. Jisai status ir va čia tą kampuką, jeigu nukerta per tą mažą borteliuką kritinę, ir ten paskui vėl T formos. Ir dar ten šaltinėlis, ir dar gali būti šešėlį lėduko, bet taip iški va lėčiau, bet centra, man atrodo, jau čia bus patirpęs. Tai tokių pavojų, žinai. Čia atseit reikia rodyti posūkį, nes čia T forma, žinai, tai nieks aš irgi nerodydavau, bet taip per egzaminą daugiau reikia parodyti. Ir privažiavę pagrindinį kelią, į dešinę suksim, ten bus pagrindinė pabaiga, stubukas ten bus. Ir turim dar taip prognozuojamai, kad iš paskos nesitrenktų, turim lėtėt, ir netgi patarčiau dabar dar pristabdžius pirmą, tada tikrai pasiruoši ir tada tau nereikės galvoti apie ją ir privažiuoji iki linijos, biškį papilkėjus liniją tą sankirtą, dar, tai tam iš galo jau jisai supranta, kad tu stosi, dar biškį taip. Ir pilnas sustojimas padarai ir važiuojam, lėtasis tas mokomasis. O, super. Bet, reiškia, pilnas tas būtinai sustojimas. 1, 2. Kitą kartą ten toli atrodo, be sustojimo saugiai važiuosi, bet turi sustot ir jeigu jau sarti palaukti. Tai toks 30 eurų, žinai. Esmė, aišku, yra duot kelią, žinai, čia dėl to, kad stopus, dėl to, kad nepamato. Tiesiai važiuosim, liksim dešiniai. Tai va, vienpusis, tai čia atsimink, va, jeigu reiktų į kairę, aišku, iš anksto, o kaip tas bemas persirikiuotų. Jeigu nespėjai, viskas čia važiuoju, jokių problemų. Ten jeigu iššila irgi pasakys, tai tada iš anksto persirikiuoti. O jeigu nespėjom, tai tada jau lėktume čia tuo pešiu. Nes čia dar vat linijos prieš ištisinės, prieš perėjas yra, tai va. Ir ten negalima stovėti, o čia galima. Tai ten bus dar stovinčių, matau. Tai gal ir parentuokime senai juostą, kad tik tai ir mašinų ir linijų pažiūrėsim. Tai dar už linijos tada, nes jinai taip lietokio važiuoja, tai buvo dar linijom taip. O dabar biškį gaziuko ir jisai nelenda tas Lexusas. O šaunu. Ir tada liekam čia.
nes ten va dar stovi, matai, šitoj neleidžia, tos leidžia, tai kad čia tų linijų, žinai, neprisigaudytume. Tai vairuotojai nelabai greitai, mašinas tiesiog ir pešiosius. Mes važiuosim žiedu, trečias išvažiavimas, tai va tą panaudosim kairiniai įvažiuoti, o paskiau dešininiai išvažiuoti, nes va pirma ir antra išvažiuoti, o trečias ir ketvirtas jau būtų kairinė, tai būtų ženklą. Čia va, mašinom, pradžiai gal antrą pasidarom, bet ten gal net ir kada nėra mašinų, tai vis tiek turbūt su pirma, nes ten atskrenda koks nors naikintuvas. Tai jie nutrenkt gali, nes jie labai nedidelis posūkis, tai jie pagrindinių čia kaip lekia. Tai turi labai sąžiningai ir ypatingai pirmą už trikampiukų dar 4 metrus. Mūsų čia beveik matom, tai nelikim ant perėjos. O, jis nuvažiavo. Tada sąžiningai 200 metrų pažiūrėk. O, paspaudžia, mokinukai lėtė. O, super. Ir va, tai dabar tie nesuka ratu, jie turi duot kelią ir tada jau pasisukęs, jau čia rodyk dešinį ir pereik tenais tą mergaitę. Gražiai labai seka su salone, susukas čia. O, nuvažiavo. Ir mes čia į dešinę, o šitas va, trečias, o tas ketvirtas. Ir čia lėčiau truputį, nes visą laiką pėsčiųjų žiūrim ir tų, kai ten stovi mašina, tai rodom kairį ir priešų ir lenkiančių. Ir tada tik tai, o ne taip, kad ura, pamatė iš karto metas į tą. Ir ten dabar važiuosim. Čia kartais prašo tą sustojimą, bet nedarysim. Čia sustojimas ir kad vairą susuktų rankinį. Išjungus variklį pavarą. Čia tokiuose gatvelėse va toks greitis geras, nes čia ir sunkvežimiai išlenda, ir čia tie Subaru tikrina, kaip jiem ar tie kuro papildai gerai veikia ir skrenda, ar jie pakyla iki Neries, ar ne, iki Nemuno. Mes važiuosim į kairę ten gale. Tai ten labai į linijos greitėjimo vidury matysi, kam duot kelią, taip, ir tada pažiūrėk, kur linija. Nes jeigu nepažiūrėsi, suprantačiau, su pirma, nes šitoks va, oro įsiurbimas, koks matai. Va, tai tavo linija va čia va bus, matai? Ir tas džipas čia nevažiuotas, tai galim dabar į tą greitėjimą. Va, galima dabar. Nes jeigu čia suktų jisai į tą lėtėjimą, tai tada jau lauktum. Čia ilgas jisai tas greitėjimas, tai fainai padaryta. O tai toks stilius, žinai, nes iš toliau nesimato. Tai turi įvažiavęs greitį sukontroliuoti, kad spėtum pažiūrėti ir kam duot kelią. Ir dabar likim čia, nes mes tiesiai bus, tai ten šitą žinau, kad jos ten. Ir kam duot kelią ir kokią trajektoriją, žinai. Tai tada geriau lėčiau ir tada gražiai įsilėjai. Tiesiai važiuosim, tai va čia yra ženklai. Bet mūsų trumpai dega jisai, tai jeigu tas sunkvežimis ilgiau užtruktų, tai privažiavus keistųsi, tai tektų dar laisvo galipą. Čia nebent, žinai, kai jau ten sustojimas ir vėl važiuoti, ir biškį atstumą didesnį nuo sunkvežimį, nes jiems čia krenta dėžės visokios. Arba ledai nuo viršaus, žinai. Tai, o čia taip eina iš eilės, tas algoritmas toks pastovus. Tiem ilgai, mum trumpai, tiem ilgai, tiem ilgai, tiem ilgai, mum trumpai, nes čia kažkaip mažiau čia atvažiuoja, o ten didesnis eismas, tai jiem ilgai, ilgai, ilgai ir paskui mum trumpai. Tai toks pastebėjau refleksas privažiavus, man pačios akys žvilgteli dar į šviesoforą, jeigu jis keičiasi, o tas lėtai ten važiuoja, tai būna, kad nežiūri ir paskui jis lenka per geltoną, o geltonas jau irgi draudžiamas, nebent tik tai, kad staigiai nestabdytai. Paspauskim, dabar turėtų dar, va, spėjom čia, 2, 3, 4, 5 mašinos. Nu, tai žmogus nebėjom, mes taip ir liekam. Ir dabar bus už 150 metrų į kairę Ariogalos. Tai čia va, jie turi duot kelią, bet jiem labai matomumas prastas, kad tas užkiša, bet tai nestipriai. Tada mūsų perėją nuskanuojam ir vat mums reikia į kairę, tai turbūt šita yra stelė. Nes čia dabar jau vienpusės perėjos. Rodom, kairį tas 90. O tas sunkvežimis kairiau, tai 30. Tai čia su antra laisvai, tik tai stabdžiuką biškimo kaip automatas. Va, ir čia vėl ir ta Ariogala, irgi vienpusis, va, šaunu. Va, ir dabar važiuojame iki Panerių, matysim naujas ženklas uždėtas. Jau uždėjo, kad iš kairės reikės, o tiesiai dešinės, tai ten biškiai pagerinti. Na, va, čia užstatyta tiesių pusės, tai rodom kairį, čia jau viduriukų tenka važiuoti. Vėl biški dešiniau, kad bereikalo. Ten tų linijų, čia va ta laisva, tai mes bereikalo linijų nevažiuojam. Čia žiauriai va 2,5
eismas, kaip man leidėjai labai siaura pažiūrėjus, tai mes tiesiai ir va už tos linijos reikiuosimės, nes kiti per liniją varo. O, dailusis važiavimas, dailusis slidinėjimas. Ir dabar tiesiai važiuosim, tai va, kurios reikės juostos. Taip, bet irgi ne per rodai, bet ne per liniją. O, taip, viešai iš šonas, kiek atsar vežėjų, kad ten. Nes iš tos vežėjų, kai išlenda, nespėja susiorientuoti, bet dabar va jau pamatėjai, žinai. Viena iš mėgstamų vietelių būdavo labai. Ir čia žiauriai jie čia laksto, tai čia mes lėtai prisėlinam. Ir iš ten, bet vaikai taip su dviračiu ar paklydęs būna į mėnesį, koks nors atvažiuoja, tai abėt pusės vis tik tai reikia pasižiūrėti. Nes va ir variklis gali sutrūkti, žinai, jeigu va kuras ar blogas ar ką tai, bet po šito, man atrodo, spėsim, tai pabiškai užkeliam apsukas. O tada, žinai, tos apsukos, jeigu užkyla, tada tu tikrai turi rezervo, kad neužges, žinai, tada, žinai, pravažiuoja, žinai, tai jau tik kaip kyla. O tai lėktuvų, užgazuoja. Paskui stabdžius paleidžia, ne? O tada jau. Ir mes į kairę. Ir čia žiūrėjau, lėtai, bet va tas golfas stovi, tai ten taip durnai, bet biškį ant ten, paskiau lenksim jį. Dar nusitekišam. Čia mėgstat tą naujelį, matė? O biškį ant golfo, tada pasižiūrėsi, o ten nėra, o tada suki. Nes iš karto tu ten nematytum, žinai, tai taip jie nori biškį daryti. O taip, kad jeigu įmanoma, ten visai stovėtų ant sankirtos, tai mes tada iš karto jau